Na va, mes kaip tik Kaltanėnuose, kur ir vyks mano vasaros stovykla. Ir aš pastebėjau, kad pats geriausias dalykas, kada mes iš tikrųjų dirbam su vidiniais dalykais savo, tai yra, kai mes atsijungiam nuo savo įprastos aplinkos ir galime kažkur gamtos prieglobstyje, pakeitę aplinką, susikoncentruoti į save, pabūti palaikančioje bendruomenėje. Ir aš manau, kad ne tiek yra svarbu kokia vieta, kiek svarbu tai, kas joje įvyksta viduje. Tai mes esame čia prie pirties ir stovykloje bus Karolis Miliūnas, kuris fantastiškai sugeba daryti pirties ritualus. Tai bus ir apsivalymas per kūną ir tam tikros ritualai, procedūros, kurių, manau, dauguma niekada nesate išgyvenę. Ir tikrai labai smagu, kada tu apjungi ir kūną, ir savo protą, ir savo vidų, savo jausmus ir dvasią. Ir tada įvyksta tikrai labai svarbus vidiniai pokyčiai ir dalykai, kurie duoda gyvenime daug nuostabių vaisių.